Wow, kokia kvalifikacija. Sunku buvo tikėtis tokios kvalifikacijos Japonijoje po to, ką pamatėme per treniruotes. Pole pozicija atiteko, galime sakyti, Suzukos trasos imperatoriui Maxui Verstappenui. Tai ketvirtoji jo pole pozicija iš eilės būtent šioje trasoje, ir atrodo, jog pakeliui į ketvirtąją pergalę iš eilės. Turime labai daug ką apžvelgti, taigi aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į 2025 Japonijos Grand Prix kvalifikacijos apžvalgą. Na ką, ir baigėsi puikus Lance'o Strollo sezono startas. Toks jausmas, jog Strollas ir Alonso pirmiems 2 savaitgaliams apsikeitė kūnais, o jau šį viskas sugrįžo į savas vėžes. Lance Strollas paskutinėme savo išvažiavime padarė kritinę klaidą ir jam nepavyko išvengti žvyro ruožo. Bent automobilis sveikas ir bent Strollui pavyko išvažiuoti iš tos smėlio dėžės ne taip kaip tądien. Turime pirmą žiūrovo klausimą. Ar Doohano laikas Alpine komandoje suskaičiuotas? Akivaizdu, jog spaudimas ant Jacko Doohano pečių nenumaldomai didėja, ypač šį savaitgalį. Avarija Australijoje, baudos taškų pintinė Kinijoje ir prieš paskutinė vieta kvalifikacijoje Japonijoje parodo, jog Doohano likimas vis toliau ir toliau stumėsi link krašto. Tuo labiau, kad Alpine komandoje rikiuojasi net 3 labai alkani atsarginiai pilotai, bet iš kitos pusės Doohanas šį savaitgalį neturėjo labai daug laiko apsiprasti. Pirmoje treniruotėje kėdė buvo užimta Ryo Hirakawas, antroje treniruotėje jis labai greitai patyrė tą avariją ir galiausiai šiandien po tokios avarijos optimizmo daug nelieka. Laikrodis tikrai tiksi, Flavija šitus rezultatus tikrai mato ir gali būti toks variantas, kad po 6 etapų 7 lenktynėse, būtent Imoloje, mes matysime kitą Alpine lenktynininką šiame bolide. Estebanui Oconui nepavyko peržengti pirmojo raundo ribos po tokio sėkmingo ir pelningo savaitgalyje Kinijoje. Viso savaitgalio metu Haas komanda neparodė nieko įspūdingo ir rikiuojasi pašonėje. Tai toks Ocono rezultatas niekiek nenustebino, bet apie jo komandos draugą mes tikrai dar pakalbėsime. Už borto liko ir abu Sauberiai. Hülkenbergas buvo labai arti, bet Liamas Lawsonas paskutinėme momente nugvelbė tą paskutinę poziciją per kelias šimtąsias. Rytoj nusimato labai įdomus startas ne tik pirmose eilėse, bet ir čia, 14-15 vietoje. Liamas Lawsonas aplenkė Tsunodą galutinėje kvalifikacijos įskaitoje. Na ir turime dar vieną klausimą. Ar tai ženklas, jog tai automobilio kaltė, o ne pačių vairuotojų? Absoliučiai. Pernai nebuvo dar taip aišku su Perezu, kad automobilis yra toks keblus, bet šiemet tai 100%. Aš netikiu Tsunodos pasirodyme, įžvelgiu labai daug pozityvo. Ir atsiranda šiek tiek vilties, kad pagaliau Red Bull komandoje turėsime abu lenktynininkus. Galėtumėte paklausti, kodėl? Tsunoda buvo pakankamai stabilus visose treniruotėse, prisiminkime pirmoje šalia Maxo Verstappeno, antroje daug chaoso ir Yuki neturėjo nei vieno kito išstojimo, trečioje viskas pakankamai neblogai. Toliau pirmajame kvalifikacijos raunde jis baigė tik 2/100 nuo Maxo Verstappeno. Įspūdingas rezultatas žinant tai, jog jis šitame bolide realios patirties neturi. Antras raundas, kiek kitoks vaizdas, Red Bull padarė klaidą jį pirmajam bandymui leisdami sunaudotoms padangomis ir dėl to tas paskutinis Tsunodos ratas buvo toks svarbus. Jis pirmajame sektoriuje padarė skaudžią klaidą, tada reikėjo vytis likusiame rate ir bandymas sugriuvo. Iš kitos pusės, ką ir sakė pats Christianas Horneris, Red Bull tikėjo, jog Tsunodo paskutinėme bandyme atneš tą lemtingą ratą. Tokio tikėjimo su Lawsonu iš Red Bull pusės bent jau aš nemačiau. Taigi kaip ir Lawsonui reikėjo laiko, taip ir Tsunodai reikia laiko, bet kaip ir sakiau, pozityvo nemažai. Vėl sudėtinga kvalifikacija Carlosui Sainzui. Tai trečioji kvalifikacija, kada Sainzas nusileidžia Alexanderiui Albonui ir antroji, kada jam tenka pasilikti už 10 ribos. Pats Sainzas minėjo, jog jam reikia priprasti ir, kaip sakant, persiprogramuoti nuo Ferrari sistemos. Aš esu įsitikinęs, kad tokia vidutiniška Sainzo forma nesitęs visą sezoną ir mes išvysime ispaną sugrįžtantį į savas vėžes. 11 Pierre Gasly labai nedaug pritrūko iki 10, buvo tik per 400 nuo Albono antrajame kvalifikacijos etape, nebloga pozicija pradėti rytoj ir viltis Alpine komandai pasiekti pirmuosius taškus šiame sezone.
10. Oliveris Biermanas. Fantastiškas rezultatas jaunajam Britui, antrajame raunde meistriškai išspaudė viską iš šio Haas automobilio ir turi šansus rytoj antrą etapą iš eilės išeiti su taškais. Dar viena puikiai kvalifikacija Aleksanderiui Albonui, nugalėtas head-to-head dvikovoje komandos draugas Carlosas Sainzas, dar vienas patekimas į Q3. Prieš sezoną Albonas buvo gerokai nuvertintas daugeliu žmonių, Formulės 1 analitikų bei kitų šio sporto atstovų. Tikėjosi, jog Albonas atėjus tokiam liūtui kaip Carlosas Sainzas nutūps į pavėsį, bet kaip matome iš šio sezono starto, nieko panašaus. Man labai smagu dėl jo, man labai smagu dėl Williams ir bent jau dabar atrodo, jog jie yra pakeliui į 5. poziciją konstruktorių taurėje, kai Racing Bulls toliau sušika strategiją, kai Haas tai 10-uke, tai 20 pozicijoje, kai Aston Martin taip vidutiniškai atrodo. Tai gali būti milžiniškos sėkmės sezono Williams komandai pradžia. Kalbant apie Racing Bulls, Isaacas Hadža 7. Apie tai klausimas iš žiūrovės. Isaacas Hadža į Red Bull Saudi Arabijoje? Tai būtų labai juokinga, bet ne, jokių būdų. Jeigu Red Bull po Gasly, Albono ir Lawsono pavyzdžių vėl įmestų dar vieną naujoką į ugnį, tada tegul Horneris grįžta į savo kaimo Anglijoje, o Marko vėl nežino kur, tik kad jo netektų matyti. Isaacas puikiai atsistatė po skausmingos pradžios Australijoje, toliau vis stebina ir toliau rodo, jog tas Racing Bulls, kad ir kaip juokingai atrodytų, pagal vieno rato tempą yra labai arti Ferrari, pranoksta pagrindinė komanda Red Bull. Lenktynių distancija atrodo visai kitaip šiai ekipai ir tai yra vis dar klaustukas. Rytoj pamatysime, ar tai bus dar vienas Racing Bulls strategijos fiasko, ar pirmieji Hadža karjeros taškai. Ferrari. Šiemet jie atrodo labai vidutiniškai kvalifikacijoje, nepaisant to, kad Kinijoje Lewis Hamiltonui pavyko užimti pole poziciją. Ar jų prioritetas yra 100% etapas lenktynių distancijai? Aš nežinau. Labai džiugu už Leclerą, jis padarė, manau, daugiau nei maksimumą su šiuo bolidu, 4. pozicija. Atsiranda viltis gerai startavus aplenkti vieną iš McLarenų, bet nežinau, kol kas toks vaizdas susidaro, jog jie ženkliai atsilieka nuo McLaren ir nežymiai nuo Verstappeno bei abiejų Mercedes. Na ir tas trejetukas. Apie tai klausė ir žiūrovas. Ar McLaren paleido pole poziciją? Atrodo, jog taip. Nespraskit manęs klaidingai, Verstappeno paskutinis ratas buvo kosminis. Kaip jis sugebėjo tai išvystyti, pagerinti Sebastiano Vettelio rekordą, aš vis dar nesuvokiu. Ir tu gali būti Norriso gerbėjas, Russell ar Leclerc ar Hamiltono fanas. Bet vis tiek, kai tu matai tokį Verstappeną, tokius rezultatus, neįmanoma nesigrožėti ir sunku suvokti dabar, kad mes matome turbūt po 10 metų traktuojama kaip geriausia visų laikų lenktynininką Maxą Verstappeną. Verstappeno šalia McLarenų nei kvapo neturėjo būti, nes visos treniruotės, abu kvalifikacijos raundai akivaizdžiai parodė, jog McLaren pole poziciją turėjo atitekti. Nei Lando, nei Piastri nesulipdė to greito rato paskutinėme momente ir rytoj, jei mes turėsime šlapę dangą, tai tikrai labanakt McLarenam, jei ne, tai labai sunku tikėtis, jog Verstappenas paleis lyderio poziciją. Todėl rytoj, mano manimu, Maxas Verstappenas taps 4. kartą iš eilės lenktynių nugalėtojų Suzukoje. Na štai ir viskas, visa apžvalga. Ačiū, kad žiūrėjote šį video. Būtinai paspauskite subscribe mygtuką, pasiekite mane Instagrame finišo1. Ten galite užduoti šios klausimus, ką padarė kiti šio kanalo žiūrovai. Na ir iki pasimatymo sekančiose ateinančiose lenktynėse. Ate.